Krikščioniškojo gyvenimo ugdymo mokslo metodas. Metodas tai kelias bei būdas, kurio mokslas tiria bei pažįsta savo objektą. Krikščioniškojo gyvenimo ugdymo mokslo metodas yra dvejopas – aprašomasis ir deduktyvinis. Aprašomasis metodas, dar vadinamas psichologiniu, yra ne kas kita kaip stebėjimas savyje ir kituose dvasinio gyvenimo reiškinių, jų skirstymas į rūšis, išskirimas žymių charakteringų tam ar kitam tobulumo laipsniui. Deduktyvinis metodas – tai rūpestingas studijavimas to, ką apie dvasinį gyvenimą sako šventasis raštas, tradicija, teologija. Vadinasi, stengiamasi pažinti krikščioniškojo gyvenimo esmę ir jo esminius elementus bei reiškimosi būdus. Iš to, kas čia pasakyta, aišku, kad šiuodu metodai vienas kitą papildo. Aprašomasis metodas padeda pažinti konkrečius dvasinio gyvenimo reiškinius, o deduktyvinis jo tolimiausias priežastis bei principus. Tad tik šių abiejų metodų dėka turime šiandien krikščioniškojo gyvenimo ugdymo mokslą, gilų teoretinių požiūrių ir puikiai gyvenimišką praktinių požiūrių. Krikščioniškojo gyvenimo ugdymo mokslo kilnumas bei reikalingumas. Kilnumas. Jo mokslo tyriamasis objektas yra kilnesnis, tuo ir tas mokslas yra kilnesnis. Krikščioniškojo gyvenimo ugdymo mokslas studijuoja žmogaus antgamtinį gyvenimą bei jo ugdymą. O antgamtinis gyvenimas – tai dalyvavimas Dievo gyvenime. Pirmiausia, studijuojama Dievo dalis antgamtinėme žmogaus gyvenime, kurio dėka žmoguje ypatingų būdų yra visa švenčiausioji trejybė. Ji ne tik yra, bet ir veikia, veikdindama visas žmogaus galias veikti antgamtiškai. Tai yra veikti apsivalančiai nuo visokio nuodėmingumo bei netobulumų, veikti vis didesnės vienybės su Dievu labui. Toliau studijuojama pačios sielos bendradarbiavimas su Dievo veikimu joje. Kaip ji, bendradarbiaudama su Dievo malone, įveikia vieną netobulumą po kito, kaip ji vis labiau persiima Kristaus sielos kilnumu bei grožiu ir tampa vis panašesnė į Kristų. Vien tik iš šio trumpo užsiminimo apie krikščioniškojo gyvenimo ugdymo mokslo objektus aišku, jog ne vienas kitas mokslas, išskyrus teologiją, negali prilygti savo objektu kilnumo požiūriu šiam mokslui. Juk kas gali būti kilnesnio už dieviškąjį gyvenimą bei už tai, kiek jis atsispindi krikščioniškoje sieloje. Reikalingumas. Žmogus labiausiai yra reikalingas to, kas gali jį padaryti galutinai ir amžinai laimingą, būtent Dievo. O kelių į vienybę su Dievu kaip tik ir moko krikščioniškojo gyvenimo ugdymo mokslas. Tad ir šis mokslas iš esmės yra pats reikalingiausias žmogui. Jis moko žmogų gyventi taip, kad jo vienybė su Dievu vis didėtų. Ir taip žmogus šio žemiškojo gyvenimo sąlygomis pribręstų savo amžinajai laimei Dieve. Be to, ko nepažįstame, to ir netrokštame, to ir nesiekiame. Krikščioniškojo gyvenimo ugdymo mokslas parodo tikroje šviesoje
visą žavumą, patrauklumą ir vertę krikščioniškojo tobulumo, kuriam niekas kitas negali prilygti žmogaus gyvenime. Tai evangelinis perlas, kas jo vertę pažįsta, su džiaugsmu visa ko atsižada, kad tik jį įsigytų. Tai liudija ir nesuskaitomi gyvenimo faktai. Juk kiek žmonių skaitydami dvasinio gyvenimo knygas, Kristaus sekimą, Šventojo Pranciškaus Salezo, Teotimą ir kitas, pažino evangelinio perlo neapsakomą vertę ir visa darė, kad jį įgytų. Ir jų pastangos buvo vainikuotos šventumo aureole. Krikščioniškojo tobulumo bei kelių į jį pažinimas padeda geriau naudotis dvasiniu vadovavimu. Tai pažindamas žmogus geriau žino, ką reikia sakyti išpažinties metu ar šiaip pasikalbėjimuose su dvasios vadovu. Be to, ir dvasios vadovui lengviau vadovauti tokiam žmogui, nes nėra reikalo jam aiškinti kiekvieną smulkmeną. Dvasios vadovui belieka tik paraginti jį bei atkreipti jo dėmesį į tai, kas padėtų dar sparčiau daryti pažangą. Vadinasi, tokiu atveju vadovavimo darbas mažiau užima laiko, o nauda didėja. Pagaliau, geras krikščioniškojo gyvenimo ugdymo mokslo pažinimas tam tikrame laipsnyje gali pavaduoti ir patį dvasinį vadovavimą. Tada pakanka tik retkarčiais pasitarti su dvasios vadovu, pasitikrinti, ar kur neapsirinkama. Tai ne tik naudinga, bet ir būtina, nes žmonės bendrai yra linkę sprendimuose apie save būti arba per daug nuolaidus, arba per daug griežti. Pasitarimas su dvasios vadovu kaip tik ir saugoja mus nuo šių dviejų kraštutinumų. Kai tenka gyvenime vadovautis tik asketikos mokslo nurodymais, tada ypač reikia siekti pačių nusižeminimo gelmių, nes ši dorybė padeda išvengti tik ką minėtų kraštutinumų. Tokie atvejai kaip tik ir turime šventojoje kūdikėlio Jėzaus Teresėje. Ji pasiekė didelio šventumo, vadovaudamasi šventosios Teresės Avilietės ir šventojo kryžiaus Jono nurodymais siekti visomis jėgomis pačių nusižeminimo gelmių. Taigi, su tik ką minėtomis mintimis susigyvenkime taip, kad visa savo būtybę jaustume, kaip didžiai yra mums reikalingas krikščioniškojo gyvenimo ugdymo mokslo pažinimas. Iš visų mokslų, kurie mus vilioja, jis yra pats reikalingiausias. Jis padeda mums būti ne tik rūpestingai savo laikinų darbų plotmėje, bet ir moko, kaip tobuliausiai atsakyti meilę į begalinę Dievo meilę mums ir taip siekti krikščioniškojo gyvenimo pačių viršūnių, herojiško šventumo. Šis dvasinio gyvenimo mokslo kursas yra pavadintas krikščioniškojo gyvenimo pagrindai ir jo ugdymas. Kaip jau pats pavadinimas rodo, jame bus dvi dalys. Pirmojoje dalyje susipažinsime išskirtinai su pagrindais krikščioniškojo gyvenimo, kurio versmė ir idealas yra pats Kristus. Antrojoje dalyje kiek plačiau teks kalbėti apie krikščioniškojo gyvenimo puoselėjimą.